mergina sako, nusprendžiau numesti svorio. Tai dabar, žinokit, pizzą išsikviečiu ne per telefoną, nueinu pati parsinešti. Gudru. Dar vienas, taip, mėgstamiausias vyrų gėrimas. Buvo sudarytas sąrašas pagal amžių. 18 metų. 25 metai. Brendis. 25, 35. Konjakas. 48 metai. Vynas. 66 metai. Smekta. Okay. Vyro gėrimas. Blondinė sėdi prieš darbdavį, bando įsidarbinti. Darbdavys sako, kaip yra su užsienio kalbom? Žinokit, neblogai, aš skaitau kaip, angliškai, prancūziškai, skaitau dar vokiškai, rusiškai skaitau. Nežinau, gal ten olandiškai skaitau, gal prancūziškai dar galiu skaityti. Dar, nežinau, galiu gal serbiškai skaityti. Palaukit, sako, tai jūs tiek kalbų mokat? Ne, čia aš čia kalbu apie skaičius. Guli vyras ir žmona vakare lovoje, tradicinė anekdotų situacija, žmona meiliai vyrus sako, katinėlė, ta mano katinėlė, kaip aš dabar tave imčiau ir suvalgyčiau. Vyras, jo, sako, to tik paėst. Įeina žmogelis į tokią patalpą įstaigą, o ten už stalo sėdi žmogus ir sako, tai ką, sveiki atvykę į anoniminių pesimistų kursus. Atleiskite, neturim nei daugiau stalų, nei kėdžių, nes tiesiog negalvom, kad kas nors prieis. Ateis. Geras. 7 vieno nelaukia, pasakė medseseris ir pradėjo operaciją nesulaukusios chirurgo. Vyro gyvenimas santuokoje dalinasi į 2 dalis. Iki to, kai jis pamiršo telefoną namie ir po to. Teisingai. Nepasibeldęs berniukas naktį užėjo į tėvų miegamai ir tokiu būdu neteko broliuko. Sako, man vaikystėje ant galvos užkrito patefonas. Sako, ir kaip? Ir žinokit nieko, ir žinokit nieko, ir žinokit nieko, ir žinokit nieko, ir žinokit nieko. Geras. Ir pabaigai turiu dar vieną. Prašau. Vyrams. Įtrauktas pilvas, kai ateina mergina priešais, įtrauktas pilvas, nesiskaito storų. Sako, daktare, gal turit kitokių metodų, kaip sukūst?